Labas, labai džiaugiuosi, kad įsijungėt mūsų video. Iš Dievo norėčiau padrąsinti tokią Biblijos eilutę. Jono 3:17. Nes Dievas nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad pasaulį pasmerkti, bet jis atsiuntė savo sūnų, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Įsivaizduojat, Jėzus atėjo, kad tu galėtum įsigelbėti. O dabar tiesiog trokštų, kad šitas video priliestų tavo širdį. Tokiam kitam amplua, aš kai šlovinu, tai man labai lengva, aš įsišokinėjau, įsidūkstu ir net užmirštu, kad čia stovėjau ant scenos, o su žodžiu biški, truputį kitaip yra, nes jauti atsakomybę ir tu nenori tiesiog belenkaip išleisti to žodžio ir dabar, kad nusimušti stresą, tai anekdotą papasakosiu. Googlinau krikščioniškus anekdotus ir radau tokį vieną, tikrai gerą anekdotą, Deimantai. Jėzus vaikščiojo vandeniu, o mes mokam vaikščioti agurkais. Nes agurkose 96% vandens, tai reiškia aš ir mes esam panašus į Jėzų 96%. Ok. Vaikiškas anekdotas. Visiškai vaikiškas, bet man patinka tokia anekdota. Joks pats iš savęs. Mano vaikas Elijas kažkodėl tai pradėjo lietuviškai kalbėti. Nesuprantu iš kur. Nes šiaip paprastai jisai angliškai, vaikai tarpusiu angliškai šneka, o dabar taip, nežinau, paėmė ir pradėjo lietuviškai šnekėti. Ne, aš jam liepiu labai ten stipriai. Ir jisai, tokius žodžius girdžiu. Vincai, aš tau duosiu snukį. Ir aš, Elijau, negalim taip su broliu šnekėti. Man viskas dzin. Ir aš, bet svarbu, kad lietuviškai. O Dieve, palavink savo žodį. Jėzaus Kristus vardu. Evangelijoje pagal Joną. Jeigu turit Biblijas, atsiverskit. Dievo žodis. Aleliuja. Evangelijoje pagal Joną 1:2. Evangelijoje pagal Joną 1:2. Labai trumpas žodis čia, nereikės ilgai skaityti, ilgai būti. Parašyta, pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje, visi sakykim pradžioje, buvo pas Dievą. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Pradžioje buvo žodis ir jis pradžioje buvo pas Dievą. Mes taip natūraliai kalbam, tiesiog net nesusimastom, kalbam. Mums tai yra natūralu ir aš galvojau, kažkaip nesenai pagalvojau apie nebylių žmonės, kurie negali savo minčių išreikšti garsu, iš lūpų negali išreikšti savo minčių. Jie gali užrašyti, gali, galbūt, kažką užpaustinti Facebook'e, gali, elektroniniu būdu kažką užrašyti, kažkam laišką prašyti, bet balsu jie to negali pasakyti dėl tam tikrų priežasčių, gal kažkokios traumos ten buvo, šiaip kažkokias, tai smegenis ten vienoje vietoje kur nors neveikia. Tai, negali jie išleisti žodžių iš savo lūpų. Nes mes apie tai net nesusimastom, nes mums tai yra taip natūralu ir mes šnekam. Ir mes šnekam. Vieni daugiau šneka, kiti mažiau šneka. Vieni šneka, kur nereikia šnekėti. Vieni nešneka, kur reikia šnekėti. Kaip gaila būna, kai mes nešnekam, kur reikia šnekėti. Ir kalbam ten, kur nereikia visiškai šnekėti. Aš vis pagalvoju apie Jobo draugus. Jie ateina pagosti Jobo. Ir paskui viskas įsirutuliuoja taip, kad jie jau eina mokyti Jobo. Jobui skauda po galais. Jobui viskas skauda, jis tiek netekęs, jis tokio tragedijoje. Jis tokiam juodam savo gyvenimo etape, o tu čia, draugeli, ateini ir sakai, Jobai, tu prisidirbai, matai, kaip prisidirbai, dėl to nieko ir netekai. Visų tų dalykų ir netekai. Mes šnekam ir kalbam ir paustinam ir rašom ir kur nereikia rašom
Ir ką nereikia rašom. O kiti skaito žodžius. Ir mes visi skaitom. Ir ką nereikia skaitom. Ir klausom. Ir ką nereikia klausom. Ir ką reikia klausom, bet ir ką nereikia klausom. Ir dedam į save. Ir kišom į save. Žodžiai. Kiek žodžių per dieną mes pasakom? Ar esam susimastę? Skaičiuojam ir jungtukus, jaustukus, viską. Ir skaičiuojam. Jau aš pasakiau kokį gal 300-400 žodžių, nežinau, gal kas nors skaičiuoja, žmona galbūt įrašinėja ir paskui suskaičiuos. Ir tyrinėjam, ką kalbam, ne? Ir galbūt netgi per daug tyrinėjam, ką kitas kalba. Iš kokios iš čia pusės dabar ateina, ką man čia psichologai didėjai. Ir kalbam, ir šnekam. Žodžiai turi galę. Biblijoje parašyta, kad žodžiai turi galę. Mes esam sukurti pagal Dievo atvaizdą. O Dievas pradžioj, jisai tarė. Jis neformavo viską savo rankutėm. Jis tarė. Išvaizduoti, kokią jėgą Dievo žodžiai reiškia. O tenai, kūrybos pačioj pradžioj buvo tamsa, ne, ir sako, dvasia, Dievo dvasia sklandė virš to chaoso, virš tos tamsos. Visiškas chaosas. Ir Dievas sako, negali būti chaosas, amžinai, jisai tarė. Tebūnie šviesa. Ir atsirado šviesa. Iš karto parašyta taip. Ir atsirado šviesa. Kaip aš norėčiau šitaip. Tariau blynai. Ir atsirado blynai. Ir dar tariau nesustorėsiu. Ir nesustorėjau. Kietai būtų. Bet čia žaidimai. Bet Dievas tarė ir atsirado. Tarė ir atsirado. Tarė ir atsirado. Ir dar tarė ir palaimino. Jo žodžiai jis laimino. Jis sako, būkite vaisingi. Ir dar tam sako, jis svarsto. Sako, sukurkim žmogų pagal mūsų atvaizdą. Ir tarė. Ir padarė. Tarė. Sukurkim pagal mano. Sugalvojo ir padarom pagal mano atvaizdą. Padarė pagal savo atvaizdą. Dėl to toks emphasis, kaip, nežinau, lietuviškai, bet toks svoris Biblijoje yra būtent apie tą žodį, ką mes kalbam, ką mes sakom, kaip mes šnekam, iš kokios širdies ateina tai, ką mes sakom. Kaip tai yra svarbu, kuo mes skiriamės nuo netikinčiųjų. Kartais niekuom absoliučiai. Nes kai pasiklausai, ką mes ten šnekam, kuom. Žodžiai turi atskirti. Mes turime atsakingai žiūrėti tai, ką Dievas mums davė. Mes su broliu šnekėjom važiuodami. Sakom, mes norim visi tokių benefitų, kažkokių tai dovanų. Ir nesuprantam, kaip su dovana ateina taip pat ir atsakomybė. Mes tos atsakomybės kratomės. Aš noriu būti panašus į Dievą. Palauk. Tai ateina su svoriu, tai neateina tiesiog taip lengvai. Aš būsiu panašus į Kristų ir niekada nekentėsiu. Iš išvaizdos būsiu panašus. Vaikščiosiu agurkais, o tie 4% jau yra ta kančia. Ir tų 4% bus panašus biškį į Jėzų ir viskas bus gerai. Ir agurkais vaikščiosiu. Jis tiek nejuokingas anekdotas. Okay. Jis įdėjo į tą, į mūsų lūpas jis įdėjo, sakykime, panašią galę. Panašią galę. Mes, kai meldžiamės, mes ištariam. Lengviau melstis, kai kalbam. Aš esu bandęs praktikuoti įvairius maldos būdus. Reiškia, mintise melstis. Tai pragribauju kartais. Pradedi gerai, bet jau ten praeini pro visokius, mašiną, turbiną reikia. Ruoklė, turbinos nejuda. Atgal į tą pradžią, kur buvo ten. Moterim dar, aš manau, sunkiau ir ten tai iš viso šauda ferverkai. Mintyse moteris nesimelskit. Melskitės garsiai. Arba bent jau lūpas reikia judinti. Irgi skaičiau, kad gali, kad tas padeda susikaupti. Aiškiai, judini lūpas. Bet mintyse rožančių. Patarlių knyga 18, 20, 21, aš nežinau, čia tą atsiunčiau. Bet perskaitysiu tada pats garsiai. Žmogus pripildys pilvą savo burnos vaisiais, pasisotins savo lūpų derliumi. Matot, kokia jėga. Susimastykim, žmogus pripildys pilvą. Tai nereiškia, kad jisai savo pilvą pripildys žodžiais ir bus pripildytas žodžiais. Ne, pilvas čia, man atrodo, simbolizuoja savo gyvenimas.
tavo gyvastis visa, jinai priklauso nuo tavo žodžių. Jis pripildys savo gyvasti burnos vaisiais, jis pasisotins, bus sotus, bus pilnas savo lūpų derliumi. Nes derlius, kodėl reiškia, ką ištariau, bus vėliau derlius, kažkas įvyks, derlius bus. Koks bus derlius? Mirtis ir gyvenimas. Ir sako, va kokie derliai gali būti. Gali būti mirtis ir gali būti gyvenimas. Ir jis yra liežuvio galioj. Jokūbo laiške, man atrodo, yra parašyta irgi krūtai. Sako, taigi arklys toks didelis, aš bijau gyvūnų. Nuo mažiausių iki didžiausių, bet jau arklio kaip bijau. Ir įsivaizduoji, ant arklio reikėtų judinėti. Net neįsivaizduoji, nejudinėsiu. Nereik man tų arklių. Gerai, kiti džiaugiasi arkliais, bet man jų nereik. Ir sako, arklys toks didžiulis gyvūnas, ne, gyvulys, ir tu jį gali suvaldyti, kaip jie vadinasi, žaptai? Žaslai. Ajo, čia blogiau, čia žaptai. Ir, žaslais tu jį gali suvaldyti. Toks mažytis dalykas. Ir sako, tu biškai pakreipi, nes ten pasirodo, kažkas ten sakė, kažkokie biologai, kad arklio čia yra tie visi gyvybiškai svarbus organai, jos taip jos saugo, kad biškai tik pajudini ir jisai eina ten, kur toks mažytis dalykas, tokį raumeningą, didžiulį gyvulį gali suvaldyti. Ir sako, žmogus visus gyvūnus gali suvaldyti savo žodžiu. Ir sako, tokia maža ugnelė gali padegti visą girią. Mažytė žiežirba gali padegti visą girią. Ir tas, sako, liežuvis yra pats padegtas pragaro. Ir jisai keičia gyvenimo eigą. Išvaizduojat? Mes net nesusimastom, nes mes šnekam, prakikinėjom, net nejučia prakikinėjom, palaiminam, ne visi prakikinėjom. Kiti greuna, kiti statydina, kiti himnais ir psalmėm kalba, tam Paulius siūlo, sako, kalbėkit viens kitam himnais ir psalmėm, net neįsivaizduoja, kaip tą daryti, bet galvoju, reikia komplimentus viens kitam tiesiog sakyti. Tu Dievo žmogau, tu Dievo vyrė ten tu Dievo moterė, ten, žmona, kokia tu graži. Jai taip nepatinka, kai aš taip sakau, bet aš pasakysiu vis tiek. Ir sako, kas jį mėgsta, valgys jo vaisių. Gyvenimas ir mirtis liežuvio galiui, kas jį mėgsta, liežuvį mėgsta. Ne jautienos liežuvis su krinais. Aš mėgstu tą, bet sako, kas mėgsta, valgys jo vaisių. Ir aš galvoju, čia yra ir iš pozityvios pusės, ir iš negatyvios pusės. Mėgsti kalbėti liežuvį judinti blogiam dalykam, valgysi vaisių. Sesė sako, ką pasiesi, tą pjausi. Ką išsakysi, tą turėsi. Kaip kalbi, toks esi. Amen? Amen? Žodžiai parodo mūsų dvasinę būseną. Žodžiai parodo mūsų dvasinę būseną. Patarlėse parašyta, sako, net ir kvailys atrodo išmintingas, kai tyli. Amen, bažnyčia, žinom patarlės, super. Kai kvailys gali būti kietas, jeigu tyli. Kaip sunku tylėti kvailiui. Nori pasakyti, kas yra jo širdį ir viskas. Yra širdį ir turi išlėkti. Kiek kvailių bažnyčiai. Nekelkit rankų. Aš esu vienas iš tų, man taip sunku kartais suvaldyti. Aš išpažįstu savo nuodėmes prieš visus. Vienoje Ezopo pasakėčiui skaičiau apie asiliuką, kuris vaikščiojo mišku ir rado liūto karkasą. Kailį tik tais ir karkasą. Ir jisai užsidėjo ant savęs ir eina per mišką. Ir eina išdidžiai žiūri, visi tik traukiasi, visi tik tai bėga, visi tik tai slekia nuo jo, kiti tik pagarbiai pasitraukia, nusilenkia asiliukui liūto kailyje. Ir staiga asiliukas iš nuostabos, jis tokia susijaudimo. Wow. Ir liežuvis jis parodo, kas yra mumise. Mes galim belenkaip būti apsirengę. Mes galim viens prieš kitą kaip tik nori gražiai atrodyti. Prie giesmių nepridėsi dar kažkokių ten žodžių, ne? Išmokai giesmę, atlikai tą giesmę ir visi galvoja, graži širdis žmogaus. bet tik leisk liežuvį daugiau atsipalaiduoti ir pažiūrėk, ir matos, kas tavo širdį. Žodžiai parodo, tikrai parodo mūsų dvasinę būseną. Dvasinė būsena. Parodo, kokie mes staigus. Esu girdėjęs
tokį palyginimą, sako, kai tu su žodžiais lygiai taip pat kaip su pistoletu. Pum, iššauni į kažką ir tu nesakysi, o atsiprašau. Ir kulka dar beskrendant suprato, kad tu atsiprašai ir grįžo atgal į vamzdį. Lygiai tas pats su žodžiais. Visiškai tas pats. Dar girdėjau tokį palyginimą, toksai rabinas moko apie tokį vieną vyrutį, kuris visam miestelį ėjo ir visus apšnekinėdavo, visus ten žydinėdavo, apšnekinėdavo, purvais visokiais apdrabstydavo ir jisai, žodžiu, ateina pas tą rabiną, tas vyrutis ir sako, ką man daryti? Sako, manęs nieks nemėgsta, kaip man dabar susigrąžinti nuo to žmonės, apie kuriuos aš tiek prikalbėjęs su visku. Sako, tu pasimk pagalvę pūkų, grįžk namo, prapjauk tos pūkus ir išmėtik, sako, po visą kambarį. Ir sako, tada, sako, visus tos pūkus atgal sudėk į pagalvę ir užsiūk. Ir tada, sako, sugrįž pas mane. Ir jis tai padarė, grįžo ir sako, stengiausi, aš sako, visus, sako, pūkus surinkti, bet, atsiprašau, sako, visų nesugebėjau sudėti į tą pagalvę. Va, sako, lygiai tas pats su žodžiais yra. Lygiai tas pats su žodžiais. Kiek mes prikalbam apie vienas kitą. Paulius mus įspėja, sako, neapkalbinėkit žmonių. Tai yra vienas iš Dievo įsakymų, tai yra false witness. Tai reiškia neteisingai apšmeiži žmogų. Vienas iš Dievo pareiškimų. Neteisingai neliudyk. Tu nežinai, kas jo širdį. Tu nežinai, iš kur jis ateina, iš kokios jis pusės ateina. Tu nežinai to, tu nežinai, kas buvo jo dienoj. Tik Dievas žino mūsų širdį nuo A iki B. Jisai vienas. Mes tokie kaip tėvukai. Atsisėdam kartais į sostą. Aš manau, kad jisai tai pasakė dėl to, kad jis tuščias. Arba ten kiauras, kaip kibiras. Dėl to taip ir šneka. Nedarykim šitaip. Parodo tiesiog mūsų būseną. Jis parašyta Evangelijoje pagal Luką 6:5. Geras žmogus iš gero savo širdies lobyno iškelia gerą, o blogas iš blogo savo širdies lobyno iškelia blogą. Jo lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis. Ir atkreipkim dėmesį į žodelį pertekusi. Pertekusi. Kai yra pertekęs indas, jisai pradeda mėtytis iš jo, laistosi tai, kas yra tas turinys, jis pradeda laistytis. Neturi tapti pertekus. Turim saugot savo ausis, saugot savo akis. Turim saugot, ką mes įsileidžiam. Ne iki tokio lygio, kad ten susitinki su broliu arba ten su kokiu draugu, bendradarbiu ir prieš tai sakai, Jėzaus Kristus vardu, dabar tegul atsiranda tarp manęs ir jo siena, kad kartais, jeigu jisai ką nors blogo apie mane pasakytų, man tas neišsipildytų. Ne iki tokio lygio, bet turim saugot savo ausis, akis, su kuo bendravom, ką dedam, ko klausom, pop kultūrą, muziką. Taigi čia siaubas, visiškas siaubas. Kokius žodžius ten kalba? Kažkokius melus visokius būrė žmonėm, kad ten vyras ten išpildys visas moters svajonės ten arba ten, čia yra melas, vyras neišpildys visų moters svajonių. Jis nepajėgus tam, jisai pridirbs daugiau, pridirbs nemažai, bet ir išpildys svajonių. Bet vyras nepajėgus išpildyti visų svajonių. O po to būna žmonės, kurie galvoja, vyras yra būtent tam, kad išpildytų visas mano svajonės. Saugokimės. Lobynas, toj vietoj parašyta širdies lobynas. Ką daro žmogus su lobiu? Saugotaus. Patarlėse parašyta, sako, saugokit širdį. Visus stropumu. Visą stropumą turime įdėti tai. Su visus stropumu saugokit savo širdis, nes iš jos teka gyvybės versmė, gyvenimo versmė. Per lūpas teka gyvybės versmė, kartais pertekusi. Ir dar baisesnė vieta Biblijoje. Evangelija pagal Matą 12, 36, 37. Todėl sakau jums, teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Jėzus čia mums sako, nejustis. Jėzus mums sako, todėl sakau jums, teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį.
net neįsivaizduoju, kaip tai turi atrodyti, bet tai yra baisu. Pagal savo žodžius būsi išteisintas ir pagal savo žodžius būsi pasmerktas. Ir nieks nesako amen. Nieks nenori sakyti amen šitoj vietoj. Ką daryti? Paulius sako, ne? Sako, noriu daryti gerą. Ir kaip po bažnyčios mes visą laiką taip užsipumpuojam, dabar darysiu gerą. Dabar būsiu geras. Ir štai prilimpa blogą. Ir prie Paulius lygiai taip pat, Paulius toks pat žmogus kaip ir mes, sako, vargšas aš žmogus, sako, ką man daryti? Mažiau kalbėti. Daug mažiau kalbėti. Žinokite, mano mylimi broliai, Jokūbo laiškas 1.19, žinokit, mano mylimi broliai ir sesės, kiekvienas žmogus tai būna greitas klausyti, lėtas kalbėti ir lėtas pykti. Arba dar galbūt galima šitaip paskaityti, tai būna kiekvienas žmogus greitas klausyti, daugiau klausyti, mažiau kalbėti ir tada nesipyksim. Greitas klausyti, lėtas kalbėti, lėtas pykti. Vyras perskaitė savo žmonai straipsnį apie tai, kad moteris per dieną ištarė 30 000 žodžių, o vyrai tik 15 000. Žmona atsakė, taip yra todėl, kad mes visą laiką turim jums viską kartoti. Vyras sako, ką? Deimantas šiandien kaip ola ir jo neina šiandien sudaužyti. Sekantį kartą stengsiuos labiau. Klausyti, kai kitas kalba. Klausyti, kai kitas kalba. Negalvoti, ką aš galėčiau dabar pasakyti. Būna taip, kalbi su žmogum ir jis tau kažką pasakoja, o tu jau mintyse rezgi, kaip tu čia jam galėtum atsakyti. Geriau. Papildyti. Aš, pavyzdžiui, kartais, ir prisipažinsiu, aš kartais taip klausau žmogaus, kokį čia dabar bairį galėčiau pasakyti. Ką aš galėčiau dabar tokio juokingesnio pasakyti. Ir būna, kartais aš susimastau, kad net jeigu man kažką tokio, liūdnesnio pasakoja, aš vis dar viduje galvoju, kaip aš galbūt galėčiau kažkokį tai iš to bairį padaryti. Bet čia baisu yra. Čia negerai. Bet taip aš anksčiau darydavau. Klausyt reiškia negalvot, ką tu galėtum pasakyti, bet iš tiesų klausyti. Iš tiesų klausyti, nes žmogus gali pasakyti labai daug gerų dalykų. Brolis arba sesė. Kad nebūtų kažkoks debatas, negimtų debatai kažkokie dialogė, bet kad iš tiesų išgirsti žmogaus širdį, ką jis sako, skausmo žmogaus, iš kur tas skausmas ateina. Išgirst, ką žmogus sako. Aš įsivaizduojat, jeigu mums, pavyzdžiui, Dievas leistų per dieną pasakyti tik tai 100 žodžių. Tik 100. Ne 15 000 mums, moterim ne 30 000, bet tik po 100 žodžių. Ir neleistų rašyti. Pagalvojate, tai galėčiau rašyti. Tik 100 žodžių. Kaip tada mes atsakingai rinktumėm žodžius? Kaip tada mes vienas su kitu šnekėtumėm? Nešvaistytumėm žodžius, čia va taip tiesiog. Čia taip, kad susimastyti. Tiem, kurie galbūt daugiau kalba. Jeigu leistų pasakyti tik 100. Ir pildyti savo širdies lobyną, mes visai kitaip jį pildytumėm. Visai kitaip saugotumėm. Iki galo supratę, kad būtent iš čia ir išeina tai, kas išeina iš čia. Ir sakyti, čia yra lobynas, tikrai dedu į Dievo žodį. Netgi ne pamokslą, bet Dievo žodį, nes čia žodis, jisai stovi per amžius, jisai tvirtas amžinai. Jisai nekruta, nejuda, neskyla. Dar labiau, jisai skelia ir pjauna, kaip aštresnis už bet kokį dviešmenį kalaviją, kuris sugeba prasiskverbti iki sielos ir dvasios šakos, o mes net negalvojam, kad jį yra, o yra. Ir atskiria.
Man ne vieną kartą tai buvo. Skaitau Dievo žodį ir what? Toks visas net sudrebi. Rema ateina. Ir ne tik toks, pažinimo žodis. Tiesiog, eina, teorija mokinės. Ne. Kiekvieną kartą prieš atsivertant Bibliją sakai, dabar lobynė. Dabar būsi tikras lobis. Dabar į tave įpilsiu aukso. Gražesnio, tyresnio, už balčiausią ten auksą, labiausiai ištyrintą auksą. Ta žodį, kuris amžinai čia pasiliks ir darys darbą kitiem ir bus malonu klausytojam. Ir visai kitai, ir nesakysiu bet ko, netiduosiu bet ko, nes kartais dar būna taip, mes skaitom Dievo žodį, čia tiktų man vidui, čia tiktų tam, čia tam, man tai aš jau čia praėjau tą. Arba dar kaip kartais man netgi aš galvoju, kaip nebijai, sako, tai šitą aš jau žinau. Bet čia nėra žinau, nežinau, čia yra, tu klausyk dabar Dievo žodis, kad ir trečią kartą tau kažkas tą patį sakytų. Čia Dievo žodis, čia kūrėjo žodis. Čia to, kuris laiko viską savo rankose. Čia kūrėjo žodis, su tokia pagarba. Tas žodis, kurį išlaikė tiek žmonių dėl šito žodžio kraujavo, mirė. Ir šiandien mes jį turim rankose. Būtent tam, kad transformuotumėm savo smegenis, transformuotumėm savo mąstymą, perkeistumėm savo širdį. Šituo žodžiu, ne žurnalais, ne straipsniais ar dar kažkuom, kur galbūt yra kokia tai Biblijos vieta, kažkieno kito prieškimais. Tu esi Mozijus ir Mozė ir lip tu į kalną. Pats lipk į kalną, pats surask tą prieškimą, gyvą prieškimą. Pakelkit ranką, kas esat turėję tą gyvą prieškimą, kur tavęs aplinkui nieks nesupranta. O tu ten verki, šokinėjai, aš pamenu, kažkada kažkam papasakojau prieškimą, kuris buvo man, niekam. Bet aš tiesiog galvojau, čia tokio lygio prieškimas. Ne. Kaip Vincas sako, ne. O man ten, žinot, pasakysiu, koks tas apriškimas buvo. Jėzus paskutinę vakarienę atsisėdo ir ištarė šitos žodžius. Kaip aš troškau su jumis valgyti šitą vakarienę. Jėzus taip norėjo su jais valgyti tą vakarienę. Tai yra gyva, tai yra transformuojantis tave žodis. Aš esu to liudytojas. Mano krikščionio kelionė prasidėjo būtent nuo to. Vyko kažkoks visiškai nepaaiškinamas stebuklas ir mano klausimas pastoriui buvo toksai, kaip man pažinti Jėzų, kaip man pažinti tą, kuris per mane brūdą nuveikė tokį gražų stebuklą. Man pastorius atsakė taip, Biblija, skaityk Bibliją. Ir man tokiam paprastam visiškai. Biblija, Biblija. Ir taip. Ir pamilau šitą knygą. Meldžiu, kad ir tu pamiltum. Iš tiesų pamiltum. Ne tiesiog sakytum, kad myliu, bet iš tiesų pamiltum. Vertintum, drebėtum, bijotum. Kartais aš gėdu tokias keistas giesmes, nesako, ten, kur mes parašėm tą 99 psalmę, tą bliuzų. Didį ir baisų, nes jis yra šventas, didį ir baisų Dievą, vis man ateidavo kažkas ir sakydavo, didį ir baisų, kaip tu čia gali tokias giesmes dainuoti, didį ir baisų, amen, didį ir baisų. Didį ir baisų. Man. Didį ir baisų, man. Mane jo šventumas trikdo. Gazdina. Man tai siaubingai baisu dėl to, kad aš nesu toks. Ir aš tik slepiuosi po Jėzum. Ir po tą viltim, kad jo Jėzus ištesės tai, ką man pažadėjo, kad aš už jo ir galiu pasislėpti. Bet kiekvieną kartą vis bandau pasislėpti. Baisu. Jėzus nuramino audrą, apaštalai ką padarė? Įsigando. Jie nešoko iš valties iš džiaugsmo. Audra nurimo. Ne, jie,
Tik ką, 2-metrinės bangos ir vieną žodį. Ir Jėzus sakė, raminkis. Kažkur iš senųjų pranašų parašyta, sako, jūs bijosit mano gerumo ir drebėsit prieš mano gerumą. Ir nežinau, man tai atneša jo žodis. Aš skaitau tas istorijas ir man tą baimę atneša jo žodis. Kuo daugiau pažįstu jį, tuo labiau jo pagarbiai bijau. Ir amen už tai. Ir aš džiaugiuosi, kad aš jo bijau. Man tai yra geroji žinia, kad aš jo bijau. Mane tą baimę gelbsti nuo kitų ateinančių baisių nuodėmių, kurios stovi. Kaip parašyta, sako, būkit pasiruošę pasipiktinti, būkit pasiruošę pasipiktinti, būkit pasiruošę pasipriešinti piktą dieną. Reiškia, ta pikta diena kažkur yra. O kur? O kur ta diena? Gal jinai šiandien, gal jinai išėjus už bažnyčios ribų, gal jinai šiandien, gal jau jinai užsimezgus kažkieno tai galvoj, kažkokia tai nuodėmė mezgasi, ką aš darysiu parėjęs iš bažnyčios. Kad galėtum pasipriešinti atėjus piktai dienai. Ir vienas iš tų ginklų ten yra dvasios kalavijas, kas yra Dievo žodis. Dievo žodis, kuris nedreba ir neskyla, kuris yra aštresnis už bet kokią dviašmenį kalaviją. Ir jis sugeba teisti mūsų mintis. Amen? Amen, amen, amen. Pradžioje buvo žodis. Tas žodis tapo kūnu. Žodis buvo Dievas. Ir pradžioje jisai buvo pas Dievą. Vienas toksai teologas paklausė mažos mergaitės, perskaitė šitą eilutę, paaiškinęs, kad tai yra Jėzus, tas žodis yra Jėzus. Mergaitė jam sako, žinai ką, aš galvoju, kad Jėzus ir yra tai, ką Dievas visada mums ir norėjo pasakyti. Visa Biblija yra Jėzus. Viskas apie jį, viskas apie mano mylimąjį, apie tą, kuris mane saugo ir gelbsti. Apie Jėzų. Apie Jėzų. Apie kurį giedam, apie kurį svajojam, apie kurį debatuojam, kaip jis atrodė, koks balso tonas buvo. Ar Jėzus šoko, ar Jėzus juokės, ar Jėzus skaldė bajerius, ar Jėzus gėrė, ar Jėzus valgė. Jėzų. Viskas apie jį. Viskas krikščionio gyvenime apie jį. A iki Ž. Jėzus, visur Jėzus, kiekviena abėcėlės raidė, Jėzus, mano įkvėpimas, Jėzus, iškvėpimas, Jėzus. Kažkokį šortą mačiau visai nesenai. Sako, žinot, ten Dievo vardas, ilgoji HWH, ir sako, kaip ją ištart, ar įmanoma ištart, tokį raidžių derinį. Jis gali tapti žodžiu. Ir sako, taip. Iškia kaip įkvėpimas. Sako, kai kūdikis pirmą kartą įkvėpia, jis ištaria šitą vardą. Taip pat, kai mes mirštam paskutinį kartą, mes taip pat įkvėpiam ir iškvėpiam. Ištariam jo vardą. Mūsų žodžiai būtų persmelkti Jėzum. Kad mes žinotumėm, kad visada dalyvauja dar ir trečias klausytojas tarp mūsų. Kai yra monologas kažkoks tai. Kad klausytojas taip pat yra Jėzus, šventoji dvasia, priepat. Tyria mūsų žodžius. Geris ir kad jis labai geras, bet vis tiek myli. Padeda atrinkti žodžius. Tokį įdomų dalyką atradau. Hebrajų kalboj, toj senoji hebrajų kalboj yra tik 8400 žodžių. Tai yra toks mažas skaičius, mažytis. Gal dėl to mes taip mėgstam studijuoti tos hebrajiškus žodžius, kad jie yra tokie platus, tokie dideli, tokie platus, tokie gilus. Bet tik 8400 žmonių. Svarų. Žmonių. Žodžių.
Viešpatie, prie mano burnos pastatyk sargybą. Saugok mano lūpų duris, kad mano širdis nenukryptų. Hebrajų kalboje yra tik 8400 svarų žodžių. Kad pamatytumėm skirtumą, tai žinokit, kad anglų kalboje yra virš milijono. Naudojam tik 170 000. Lietuvių kalboje yra daugiau nei 500 000. Hebrajų kalboje tik 8400 svarų. Dėl to, kad jiems ir įsakė mažai kalbėti. Kad jie neaušintų burnos, kad nekalbėtų daug. Būtų daug žodžių, galbūt daug ir kalbėtų. Nežinau, čia mano toksai kaip emphasis. Bet tokį įdomų dalyką atradau. Pirmas Biblijos žodis, jisai prasideda nuo kokio žodžio? Pradžioje. Pradžioje aš ten atsiunčiau, jūs padarėt skaidrės iš tų žodžių, bet tai yra pradžioje žodis hebrajiškai yra berešit. Žodis yra berešit. Ir žinot, hebrajų kalboje tie žodžiai visada yra sudurtiniai. Jie susideda iš, šitas, pavyzdžiui, žodis susidaro iš 5 ar 6 raidžių. Čia pasirašiau 5, tai yra iš reš, alef, šin, jud ir tav. Šitos raidės jos taip pat reiškia ir žodžius. Šitų raidžių junginiai reiškia mintis. O tom įdomi hebrajų kalba. Žiūrėkit, pirmasis Biblijos žodis, berešit. Pirmųjų 2 raidžių junginys mes žiūrim iš kitos pusės, ne taip, kaip mes įpratę skaityti, bet žinom, kad žydai skaito iš kitos pusės. Ir tos pirmas 2 raidelės bar sudaro bar žodį ir tai reiškia sūnus. Strongos, galiu paprašiau, tai jeigu norit, galit nusifotkit, patikrinti, ar aš čia nepribūriau. Tada tos antras derinys, antra raidelė yra, jinai reiškia Elohim, reiškia Dievas. Tada kitų 3 raidžių toks derinys, jisai vadinamas šait, kuris reiškia thorns arba reiškia erškėčiai. Tai taip pat gali reikšti appointed arba lietuviškai numatytas. Tada dar 4 derinys yra roš, čia tos pačios raidės matom, roš, kuris reiškia galva. Dar kitas, broš, kuris reiškia medis, arba kiparisas, cypress, taip pat medis. O dar paskutinis, šai, dovana. Jeigu sudėtumėm ir padarytumėm iš jo sakinį, pažiūrėkim, ką mes pamatytumėm. Pirmas Biblijos žodis, berešit, pradžioje. Jis reiškia šitaip. Dievo sūnus vainikuotas erškėčiais ant galvos, ant medžio, sandoros dovana. Šlauntai galite ateiti. Nuo pat pradžių, pirmas žodelis, Jėzus. Jėzus sako, aš esu pradžia. Aš esu alfa. Sako, aš esu berešit. Kiekvieną kartą Jėzus tardama šitą žodį berešit. Jis matė savo misiją. Jis žinojo savo misiją. Tas žodis jam visada primindavo jo misiją. Tas žodis jam visada primindavo tave ir mane. Jis žinojo, kad po to medžiu matys kiekvieną iš mūsų. Ir kiekvienam iš mūsų jisai ištartų šituos žodžius, kurie yra patys galingiausi žodžiai, kokie tik galėtų būti ištarti. Atlikta. Patys galingiausi žodžiai. Tai, kas mus skyrė nuo jo, tai, kas mus smerkia mirti. Eiti amžiną mirtį. Į amžiną atskirimą nuo tėvo, nuo tos meilės, kurią mes šiandien skęstam. Sako, savo krauju, savo auką, savo žaizdom.
Arkim visi. Ačiū, kad klausai šį video. Tikiuosi, kad jis sustiprins tave tikėjimo kelionėje. Labai prašau, pasidalink šio video su savo draugais bei artimaisiais. Mus galite rasti visose socialinėse paskyrose. Tai yra Facebook, Instagram ir Spotify, kuriuose sužinosite apie ateityje vykstančius renginius. Tikiuosi, kada nors pasimatyti gyvai bažnyčioje. O šiam kartui tiek.